Labas rytas, smagu dar kartą jūs visus matyti šį žiemos sekmadienį, smagu būti viešpatės namuose. Aš turiu su jumis kartu galimybę žvelgti pirmą Petro laišką, mes turėjome jau porą pamokėlių šito Petro laiško, tai pirma pamokėlė buvo įžanga, paėmėme pirmą eilutę, pažvelgėme, kas yra laiško užrašytojas, kam jis rašo. Praeitą kartą pažvelgėme į antrąją eilutę, antroji eilutė labai doktriniškai turtinga, labai tvirta, mes pažvelgėme mintis apie išgelbėjimą šiek tiek, pažvelgėme mintis apie Dievo numatymą, apie Dievo išrinkimą. Šiandieną pažvelgsime netgi į 3 eilutes. Pažvelgsime šiandieną mūsų tekstas pagrindinis bus nuo 3 iki 5 eilutės. 1 Petro laiškas, 1 skyrius. Paskaitykime. Tebūnie palaimintas Dievas, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvas, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prikėlimu iš numirusių atgimdė mus gyvai vilčiai, nenykstančiam, nesuteptam ir nevystančiam palikimui, kuris paruoštas jums danguje. Dievo jėga per tikėjimą jūs esate saugomi išgelbėjimui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu laiku. Taigi šios 3 eilutės taip pat yra labai turtingos, labai prasmingos, labai stiprios ir jos yra pamatinės iš doktrinos pusės. Ir vėlgi šios dienos tema pamokėlės yra Dievas ir jo darbas išgelbėjime. Tai yra tokia platesnė tema, bet ji apima tas 3 eilutes. Aišku, iš tų 3 eilučių mes Dievas ir Dievo darbas išgelbėjime yra tokia labai plati tema, bet šiandieną paimsime keletą aspektų, keletą tiesų iš šių 3 eilučių, kurios kalba apie Dievą ir jo darbą išgelbėjime. 3 eilutė. Tebūnie palaimintas Dievas, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvas, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prikėlimu iš numirusių atgimdė mus gyvai vilčiai. 1 punktas ir 3 eilutės pradžia. Apaštalas Petras įdomiai kreipėsi. Tebūnie palaimintas Dievas. Ar kada nors atkreipėte dėmesį į šitą tiesą? 1 punktas. Apaštalas Petras rašo, tebūnie palaimintas Dievas. Ką reiškia, kai apaštalas Petras nori, kad Dievas būtų palaimintas? Ar kai Petras išsako šį prašymą, tebūnie palaimintas Dievas, tai yra toks pat prašymas, kai mes meldžiamės kokiam nors asmeniui, kad Dievas palaimintų kokį nors kitą asmenį. Kitai žodžiais tariant, kur yra skirtumas tarp to, kad Dievas būtų palaimintas ir tarp to, kai mes meldžiamės, kad Dievas palaimintų kokį nors asmenį. Yra kitos rašto vietos, kur naudojamas toks pat terminas arba toks pat frazė arba toks pat žodis. Pavyzdžiui, Efeziečiam laiškas 1 skyrius, 1 skyrius 3 eilutė. Šičia apaštalas Paulius tais panašiai žodžiais rašo, tebūnie palaimintas Dievas, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvas, kuris palaimino mus Kristuje visais dvasiniais palaiminimais. Taigi dar įdomiau. Čia Paulius rašo, tebūnie palaimintas Dievas, kuris palaimino tikinčiuosius visais dvasiniais palaiminimais. Taigi trumpai aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šitą frazę. Yra ir kitos vietos rašto nuorodos, kur naudojama tas pats išsireiškimas. Žodis palaimintas, būtent šioje vietoje, graikų kalboje žodis yra eulogetos. Jis yra sudarytas iš 2 dalių. Pirma dalis eu reiškia geras arba gerai. Antra žodžio dalis logos reiškia žodis. Pažodžiui šis žodis reiškia gerai kalbėti. Platesnė šio žodžio prasmė ir konkrečiai Biblijoje, kaip naudojamas šitas išsireiškimas, yra vertas būti garbinamu arba išaukštintu. Tas, apie kurį kalbama gerai. Visur, kur yra panaudotas šis žodis, jis kalba apie Dievą ir yra nukreiptas tik tai į Dievą. Taigi originalo kalboje, graikų kalboje, tai žodis kalba tik tai apie Dievą ir yra nukreiptas tik į Dievą.
yra pavartotas 8 Naujojo testamento vietose. Klausimas, iš ko Dievas yra vertas priimti garbinimą? Iš savo kūrinijos. Kai Petras nori, kad Dievas būtų palaimintas, ką Petras daro užrašydamas šitą frazę? Petras atiduoda padėką Dievui. Ir Petras išaukština Dievą. Išgelbėjime ir išgelbėjimo darbe Dievas yra tas, kuris turi būti palaimintas, arba Dievas yra tas, kuriam turi būti atiduota visa padėka ir visas išaukštinimas. Truputį vėliau šiandieną žvelgsime detaliau į priežastis, kodėl Dievas yra vertas garbinimo, kodėl Dievas yra vertas padėkos. Taigi, jeigu mes meldžiamės arba sakome, tebūnie palaimintas Dievas, mes atiduodame Dievui padėką ir mes išaukštiname Dievą. Antroji tiesa, antras punktas iš 3 eilutės. Tebūnie palaimintas Dievas, mūsų viešpaties Jėzus Kristaus tėvas. Yra įdomu. Antras punktas, aš norėčiau su jumis pažvelgti į frazę arba panaudotą terminą Dievas, mūsų viešpaties Jėzus Kristaus tėvas. Naujajame testamente atsiskleidžia vienas Dievo aspektas, kuris mažiau naudojamas Senajame testamente. Būtent kaip Dievas tėvas. Naujajame testamente Dievo aspektas kaip Dievas tėvas yra vartojamas nurodyti, kad jis yra tėvas. Pirmiausia, savo vaikų. Tai yra, Dievas tėvas yra tėvas tikinčiųjų. Dievas tėvas yra tėvas savo vaikų, tai yra tikinčiųjų, išgelbėtųjų. 1 Petro 1 skyrius, pavyzdžiui, 14 eilutė. Apaštalas Petras rašo, kaip klusnus vaikai. Taigi apaštalas Petras rašo tikintiesiems, sako, jūs esate vaikai. Tai vadinasi, Dievas yra mūsų tėvas. 17 eilutė to paties laiško. Petras rašo, ir jei kaip tėvo šaukitės to. Taigi Dievas yra tėvas savo vaikų. Tai šis aspektas daugiau yra atskleidžiamas Naujajame testamente. Labai daug nuorodų yra iš Evangelijų. Visų neskaitysime, kad tikintysis Dievo vaikas yra tikintysis yra Dievo vaikas, o Dievas yra jam tėvas. Ką tai reiškia mums praktiškai, kad Dievas yra mūsų tėvas? Žemiškoje fizinėje šeimoje tėvas turi autoritetą. Jis myli vaikus, rūpinasi jais, bet išlieka vadovo ir autoriteto pozicijoje. Žinoma, žemiška šeima yra paveikta nuodėmės ir visokiausių aplinkybių, kur santykiai gali būti iškreipti, vaikai maištauja, tėvai rūstauja, arba yra skyrybos, persituokimai, netektis ir kitokios sudėtingos aplinkybės. Bet šeimoje, kaip bendrai, pats principas šeima kaip Dievo įkurta institucija, tėvas yra draugas, bet jis išlieka vadovo ir autoriteto pozicijoje. Dievas tėvas yra autoritetas savo vaikams ne tik todėl, kad jis yra jų dvasinis tėvas, bet Dievas tėvas yra autoritetas ir valdovas visos visatos, nes jis yra visako kūrėjas, palaikytojas ir viešpats. Savo vaikams Dievas išlieka ir tėvas, ir viešpats. Tai yra autoritetas. Taigi, Naujajame testamente atsiskleidžia Dievo tėvo savybė arba aspektas, kad Dievas yra tėvas savo vaikų. Ir taip pat mes matome 3 eilutėje, tebūnie palaimintas Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas. Taigi mes matome, sutinkame frazę, kad Dievas viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas. Taigi ne tik tai vaikų, bet matome frazę Jėzaus Kristaus tėvas. Yra atskleidžiama svarbi tiesa apie trejybę ir Dievo asmenis. Tėvas ir sūnus nenurodo į stipresnį asmenį ir silpnesnį asmenį. Taip pat nenurodo į vieno asmens ilgesnį egzistavimą, o į kito trumpesnį.
Tai reiškia, kad Dievas tėvas ir Dievas sūnus tai nenurodo, kad vienas ilgiau egzistuoja, vienas trumpiau, arba kad vienas stipresnis, kitas silpnesnis. Ne, Dievas tėvas, Dievas sūnus ir Dievas šventoji dvasia yra vienas Dievas, egzistuojantis nuo amžinybės praeityje. Dievo tėvo ir Dievo sūnaus ryšys nurodo į Kristaus tokią pačią dievišką prigimtį ir esybę kaip Dievo tėvo, bet skirtingą darbą. Pavyzdžiui, Dievas tėvas siuntė sūnų. Sūnus mirė už žmonių nuodėmes. Tikintysis žmogus yra išgelbėtas tik dėl viešpaties Jėzus Kristaus aukos, bet pats išgelbėjimas, kaip žmogus atgimsta veikiant šventajai dvasiai. Yra įdomu, kad išgelbėjime dalyvauja visi trys asmenys. Kelios eilutės nurodančios, kad Jėzus ir tėvas yra tas pats Dievas. Jono 10:30. Jėzus Kristus sako, nesperskite, aš ir tėvas esame viena. Jono 10:38 eilutė. O jeigu, Kristus sako, o jeigu darau ir manimi netikite, tikėkite darbais, kad pažintumėte ir patikėtumėte, jog tėvas manyje ir aš jame. Jono 14 skyrius 10 eilutė. Nejaugi tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Tėvas esantis manyje, jis daro darbus. Taigi aš kelias eilutes norėjau parodyti, kurios kalba apie tai, kad viešpas Jėzus Kristus, jo esybė, jo dieviškumas, jo asmuo yra tas pats Dievas, kaip ir Dievas tėvas, bet Naujajame testamente, kaip kalbama apie trejybę, yra atskleidžiama kaip Dievas tėvas, Dievas sūnus ir Dievas šventoji dvasia. Trečias punktas. Sugrįžkime į 1 Petro laišką. Mes pradžioje pirmame punkte paėmėme frazę, kur Petras rašo, tebūnie palaimintas Dievas. Ir mes žvelgime, ką tai reiškia. Petras nori, kad Dievas būtų išaukštintas. Petras atiduoda padėką. Ir klausimas, kodėl? Už ką Petras nori išaukštinti Dievą? Už ką Petras nori atiduoti padėką Dievui? Trečioji eilutė. Tebūnie palaimintas Dievas, mūsų viešpatės Jėzus Kristus tėvas, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzus Kristus prikėlimu iš numirusių atgimdė mus gyvai vilčiai. Eilutės antra dalis yra truputį sudėtingesnė, turi truputį sudėtingesnę konstrukciją. Ir reikia kelis kartus skaityti, kad įsisavinti logiką. Trumpai išnagrinėkime Petro užrašytą teiginį. Už ką Petras nori išaukštinti Dievą. Trečia eilutė prasideda. Tebūnie palaimintas Dievas. Klausimas, kodėl? Eilutės tebūnie palaimintas Dievas, Jėzus Kristus tėvas, kuris ir eilutės pabaiga sako, atgimdė mus gyvai vilčiai. Kodėl Petras nori išaukštinti Dievą už tikinčiųjų atgimdymą? Todėl, kad Dievas atgimdė tikinčiuosius. Ši eilutė atsako į klausimą, kodėl Dievas atgimdė tikinčiuosius. Eilutės vidurys. Jėzus Kristaus tėvas, kuris iš savo didžio gailestingumo. Dievas atgimdė tikinčiuosius, kodėl? Iš savo didžio gailestingumo. Ši trečia eilutė taip pat atsako į klausimą, kokiu būdu arba kaip Dievas atgimdė tikinčiuosius. Jėzaus Kristaus prikėlimu iš numirusių atgimdė mus gyvai vilčiai. Taigi truputį išnagrinėjus arba suskaidžius tą eilutę, ji pasidaro aiškesnė. Taigi trumpai aptarkime šios eilutės teiginius, kodėl Petras nori išaukštinti Dievą. Pats svarbiausia priežastis yra už tikinčiųjų atgimdymą. Jono 3 skyriuje Nikodemas bando išsiaiškinti Kristaus teiginį, kad žmogus niekaip negali patekti į dangų, tik jeigu gims iš naujo, gims iš dvasios. Jėzus sako, tau būtina gimti iš naujo, kitaip neregėsi Dievo karalystės. Ne religija,
nei įstatymo laikymasis. Dievas yra tas, kuris atgimdo dvasiškai mirusi žmogų. Ir už tai jam yra visa šlovė ir visa padėka. Kodėl Dievas atgimdė tikinčiuosius? Mes žvelgiame, ši eilutė atsako iš savo didžio gailestingumo. Iš savo didžio gailestingumo Dievas mus atgimdė iš numirusių. Tai yra jo malonė, tai yra jo dovana. Prisimenate tikriausiai, kas yra Dievo gailestingumas ir kas yra Dievo malonė. Dievo gailestingumas yra tai, kad Dievas neduoda tikintiesiems to, ko jie yra nusipelnę. Atpildo už nuodėmę. Mirtis. Atpildas už nuodėmę yra mirtis, Romiečiams 6:23. Kas yra Dievo malonė? Dievas duoda tai, ko tikintieji nėra nusipelnę. Dievas suteikia jiems amžinąjį gyvenimą. Tai yra Dievo dovana per tikėjimą. Taigi mes pažvelgime, už ką Petras nori išaukštinti Dievą už tikinčiųjų atgimdymą. Kodėl Dievas atgimdė tikinčiuosius iš savo didžio gailestingumo? Tai yra tik tai jo malonė. Kokiu būdu Dievas atgimdė tikinčiuosius? Mes matėme Jėzaus Kristaus prikėlimu iš numirusių. Dievas atgimdė tikinčiuosius, arba priežastis, kodėl tikintieji buvo atgimdyti Dievo pasirinktame plane per Kristaus prikėlimą, per Kristaus auką. Dėl Kristaus prikėlimo įvyko tikinčiųjų atgimdymas. Kristus prisiėmė žmonių nuodėmes ant kryžiaus, numirė vietoj nusidėjėlių už tas nuodėmes ir 3 dieną prisikėlė. Kristaus prisikėlimas nurodo į pergalę prieš nuodėmę. 1 Petro, 1 skyrius, toliau eidami, pasirašiau punktą išgelbimo tikslas. Kokį tikslą Dievas turėjo išgelbėjime? Aišku, čia tikslas, tas punktas yra labai platus, daug kalbėti apie jį, daug eilučių paimti iš labai įvairių pusių, bet paimsime tiesas iš jų eilučių. Trečios eilutės pabaiga ir 4 eilutė kalba apie išgelbėjimo tikslą, apie tam tikrą sritį arba aspektą išgelbėjimo. 3 eilutės pabaiga: atgimdė mus gyvai vilčiai, nenykstančiam, nesuteptam ir nevystančiam palikimui, kuris paruoštas jums danguje. Taigi šitas išgelbėjimo tikslas užrašytas 3 eilutės pabaigoje ir 4 eilutės ir 4 eilutė yra daugiau iš amžinybės aspekto. Koks išgelbėjimo tikslas yra amžinybėje? 3 eilutės pabaiga sako, kad Dievas atgimdė mus gyvai vilčiai. Gyva viltis yra amžinas gyvenimas. Viltis Dievo žodyje, gyva viltis šioje vietoje nurodo į pasitikėjimą ir užtikrinimą žvelgiant į ateitį. Tikintysis gimsta į Dievo šeimą ir yra tik laiko klausimas, kada jis po savo mirties susitiks su savo tėvu Dievu danguje amžinybėj. Tokia yra gyvoji tikinčiojo viltis. Viltis nėra tai, ką tu ar aš susigalvojame ir tuo tikime. Viltis dėl išgelbėjimo ateina iš Dievo. Paskaitykime vieną eilutę, 2 Tesalonikiečiam, 2 skyrius 16 eilutė. O pats mūsų viešpats Jėzus Kristus ir Dievas, mūsų tėvas, kuris pamilo mus ir iš malonės suteikė mums amžiną paguodą ir gerą viltį. Mes matome išgelbėjimo tikslas, kad Dievas atgimdė mus gyvai vilčiai. Tai yra užtikrintumas, tikinčiojo viltis, tikinčiojo tvirtumas, kad jis bus su Dievu, kad jis turės amžinąjį gyvenimą. Toliau 4 eilutė plačiau kalba apie išgelbėjimo tikslą ir, kaip sakau, čia daugiau iš amžinybės aspekto. 2 Tesalonikiečiam 2:16. 4 eilutė, sugrįžtant į 1 Petro laišką, 1 skyrių: nenykstančiam, nesuteptam ir nevystančiam palikimui, kuris paruoštas jums danguje. Taigi, Dievas išgelbėjo iš savo malonės tikinčiuosius nenykstančiam, nesuteptam ir nevystančiam palikimui.
Palikimas, jei susikoncentruojame į šio pasaulio palikimą ir turtus, jeigu pamastytume šio pasaulio terminais ir šio pasaulio frazėmis, šio pasaulio patirtimi, šiame pasaulyje palikimas ir turtai, jie nyksta, turtai nuvertėja, palikimas ir turtai sensta, palikimas ir turtai gali rūdyti, priklausomai nuo to, kas tai yra, gali sugesti ir palikimas ir turtai šiame pasaulyje yra pavogiami. Mato 6 skyrius, nesverstime gerai žinomos eilutės 19-21, tai Kristus sako paraginimą nekraukite savo turtų žemėje. Kristus sako, nekraukite savo turtų žemėje, kur kandis ir rudis suėda, vagis įsilaužia, bet Kristaus mintis yra krauk ir rūpinkis savo turtais danguje, nes danguje yra ta vieta, kur tavo turtai nėra pavogiami ir tavo turtai išlieka visą amžinybę. Ir kai Kristus pasakė, kur yra tavo turtas, ten yra tavo širdis. Taigi svarbiausias dalykas mūsų susikoncentravime turėtų susikoncentravimą ne į žemiškus dalykus, bet į dieviškus. Mes matome, kad šio pasaulio turtai nyksta, nuvertėja, sensta. Šio pasaulio turtai dažnai būna sutepti. Nebūtinai pats turtas turi būti suteptas, bet žmonių širdis yra prisirišę prie turto ir pinigų. Kaip žvelgime, Kristus sako, kur tavo turtas, ten ir tavo širdis. Tikinčiojo palikimas danguje yra nesuteptas. Tai reiškia, kad palikime, kurį gaus tikintysis danguje, nėra nei trupučio nešvaros, nei trupučio nuodėmės. Palikimą danguje gausime iš Dievo. Kad mes gautume palikimą čia žemėje, tikriausiai, arba susikrautume turtus, tikriausiai reikia pagal šio pasaulio standartus, reikia lipti vieni kitiems per galvas, reikia vieni kitiems perkast gerklės, reikia laimėti milijoną ar kažką tokio. Bet danguje palikimą duos Dievas. Tai yra toks didelis skirtumas. Ir mes matome, kad žemėje turtai vysta. Čia sulyginimas, kad jie nyksta, jie vysta. Tikinčiojo palikimas danguje išliks, jis nenuvys kaip gėlė, kuri vieną dieną žydi, o kitą metama į krosnį. Truputį pažvelgime į mūsų išgelbimo tikslą amžinybės aspektu. Dievas iš savo didžio gailestingumo per Jėzus Kristus prikėlimą atgimdė mus gyvai vilčiai, nenykstančiam palikimui danguje. Tai iš mūsų perspektyvos bus ateityje, kai po šio gyvenimo susitiksime su viešpačiu amžinybei. Bet taip pat yra ir mūsų išgelbimo tikslo praktinis aspektas, kodėl Dievas išgelbėjo tave ir ko jis nori iš tavęs, arba ką jis ragina, kaip tau jis ragina gyventi ir elgtis šiame pasaulyje šiandieną ir dabar. Tai toliau nagrinėjant Petro laišką prieisime prie šių eilučių. Šiandieną atskirai neišplėsime tos temos, nes potom labai konkrečiai žiūrėsime į šias tiesas. Taigi daugiau pažvelgime į tai, kas mūsų laukia ateityje. Palikimas, mes turime amžiną gyvą viltį. Trumpas pritaikymas, kalbant apie palikimą. Arba į šitą paraginimą. Gali gal mąstyti, kur man dabar praktiškai gali padėti mano palikimas danguje. Kai šiandieną aš turiu savo rūpesčių, aš turiu savo reikalų ir aš turiu pats savo sunkumų. Šiandieną čia žemėje. Prisiminkime iš įžangos šio laiško gavėjus. Tai yra tikintieji, kurie buvo persekiojami. Valdžia juos apkaltino dėl Romos miesto gaisro. Visi buvo nusistatę prieš juos ir apaštalas Petras jiems rašydamas nori pasakyti, sunkiose aplinkybėse jūs gyvenate, bet nenusivilkite Dievu. Šių dienų kentėjimai yra labai trumpi. Toks yra padrąsinimas dėl vilties ir palikimo danguje. Šiandieną mes turime rūpesčių, bet tai yra labai laikinai. Šiandieną mes kenčiame, bet tai yra labai laikinai. Amžinybėje bus mūsų turtas ir mes į ten turime
koncentruotis, nepamiršti, kad mes turime viltį Dieve. Šiomis dienomis tikintieji patiria sunkumus ir išbandymus iš dviejų pusių. Viena yra tiesioginiai išbandymai ir persekiojimai dėl Dievo. Tiesioginė grėsmė dėl turto, dėl gyvybės arba šeimos gerovės. Kol kas Lietuvoje tiesiogiai nesusidurėme su tuo, bet manau, tai tik laiko klausimas, žvelgiant į kitas šalis. Lietuva visada atsilieka tam tikrų metų skaičiumi ir seka iš paskos kitoms valstybėms. Taigi ateityje Lietuvoje bus ir tiesioginiai persekiojimai. Čia nepranašystė, čia tik mano nuomonė. Kaip jūs galite turėti savo nuomonę. Kitas išbandymas šiandieną tikintiesiems, kai nėra tiesioginių persekiojimų ir jie turi laisvę ir ramybę. Sunkumas iš tam tikros pusės atsiranda gyventi pastovų ištikimą gyvenimą dėl Dievo, kai tavo ir mano patogumuose yra didelė pasirinkimo laisvė. Atsiranda sunkumas ir išbandymas būti ištikimu ten, kur yra, pavadinkime, visas galimybių duris. Kiekvienas, kai yra daug galimybių, yra lengva gyventi, kiekvienas pradeda daryti tai, ko jis nori ir tai, kas jam atrodo teisinga ir skelbti savo tiesas. Jei tu esi išbandymuose ir persekiojimuose, kaip ir šio laiško gavėjai tikintieji, būk padrąsintas tavo užmokesčių danguje. Jeigu šiandien gyveni laisvą gyvenimą ir visur yra pilna galimybių durų, išlik susikoncentravęs į Dievo. Vienu ar kitu atveju, ar tu gyveni tiesioginiuose persekiojimuose ar ne, jei tu ir aš nesame susikoncentravę į Dievą, mes nepataikome į Dievo valios taikinį mūsų gyvenimuose. Jeigu mes nesame susikoncentravę į Dievą ar per išbandymus, ar kai mums gyvenimą žmogiškai gerai sekasi, mes nepataikome į Dievo valios taikinį. Toliau, dar vienas punktas, kas yra nuostabi tiesa šiose eilutėse, 5 eilutė, perskaitykime. Dievo jėga per tikėjimą jūs esate saugomi išgelbėjimui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu laiku. Išgelbėjimo saugumas. Tikinčio išgelbėjimo saugumas viešpatyje. Dievo vaikas yra saugomas išgelbėjimui. Jeigu mūsų išgelbėjimas priklausytų nuo mūsų išsilaikymo tikėjime, arba nuo to, kaip mes sugebame išlaikyti tikėjimą, mes jį pamestume, mes jo neišlaikytume, mes jo išsižadėtume. Yra žmonių, kurie nuoširdžiai tiki, kad galima prarasti išgelbėjimą. Šito neneigiu. Ir jie randa Dievo žodį daug rašto vietų. Ir yra nemažai eilučių, kurios kalba. Vat paimkime, ištrauk eilutę ir eilutės sandra sako, jei aš, jei mes, jei mūsų darbai, jei mūsų tikėjimas. Yra nemažai eilučių tokioje sandoroje ir žmonės sako, kad tai nurodo sąlygą, kad jeigu tikintysis išsilaikys tikėjime. Bet nuostabus dalykas Dievo žodėje yra kontekstas. Jis sustato daug dalykų savo vietas. Ir nekalbant apie eilutes ištrauktas iš konteksto, dabar kalbant apie Dievo saugumą, išgelbimui, pažvelgsime į tvirtas eilutes neištrauktas iš konteksto. Klausimas, kaip Dievo vaikas yra saugomas išgelbėjimui? 5 eilutė. Dievo jėga per tikėjimą jūs esate saugomi išgelbėjimui. Kaip Dievo vaikas yra saugomas išgelbėjimui? Pirma smulkesnė tiesa – Dievo jėga. Dievo jėga tikintysis yra saugomas išgelbėjimui. 1 Korintiečiam 6 skyrius 14 eilutė. Kaip Dievas prikėlė viešpatį, prikels ir mus savo jėga. Taigi, ta pačia jėga, taip kaip Dievas prikėlė viešpatį Jėzų Kristų, ta pačia jėga, Dievo jėga, jis prikels ir tikinčiuosius. Taigi, prikėlimas, išgelbimas yra Dievo jėga. Ne žmogaus pastangomis, ne žmogaus jėga ir ne žmogaus tarimo išsilaikymo tikėjime.
Antra smulkesnė tiesa, kaip Dievo vaikas yra saugomas išgelbėjimui per tikėjimą. Tikėjimas yra svarbiausias Dievo standartas visiems žmonėms per istoriją. Kai studijavome Ekklesiastų knygą, buvome nukeliavę kelias pamokėlės į laikotarpius arba dispensacijas, pradedant nuo pirmojo žmogaus, Adomo ir Ievos. Per visus laikotarpius Dievas reikalavo, kad žmonės juo tikėtų Dievo planu, tikėtų Dievo sandorą, tikėtų Dievo pranašystėmis. Šiandieną Dievas nori ir reikalauja, kad žmonės tikėtų Kristaus auka. Ir žinome, kad be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Ši eilutė nemokina, kad išgelbimas yra išlaikomas žmogaus pastangomis arba kad tikėjimas yra žmogaus pastangos. Antras Petro laiškas, 1 skyrius, 1 eilutė kalba, kad tikėjimas ateina iš Dievo. Tikėjimas negimsta žmoguje, tikėjimas nėra, ką žmogus nusprendžia padaryti, bet tikėjimas ateina iš Dievo. 2 Petro 1 skyrius 1 eilutė. Simonas Petras, Jėzus Kristaus tarnas ir apaštalas, gavusiems su mumis lygiai brangų tikėjimą mūsų Dievo ir gelbėtojo Jėzus Kristaus teisumu. Tikėjimas ateina iš Dievo. Tikėjimas yra žmogaus atsakas į Dievo kvietimą ir Dievo veikimą tikinčiojo širdyje. Kalbant apie išgelbimo saugumą, iš doktrinos pusės svarbu paminėti tikinčiojo išgelbėjimo poziciją. Ir trumpai, kai kalbu apie poziciją, kur Dievas patalpina tikinti žmogų, arba į kokią poziciją Dievas patalpina savo vaiką. Tikintysis yra atpirktas. Tikintysis yra tokioje pozicijoje, kur jis yra atpirktas, jo nuodėmės yra atpirktos. Tai yra įvykęs faktas. 18 eilutė, 1 Petro 1 skyrius, žinodami, kad esate atpirkti. Atpirkimas Dievo vaikų yra faktas, tai yra pozicija. Tikintysis yra atpirktas. Dar vienas faktas apie išgelbimo poziciją. Tikintysis yra Dievo vaikas. 14 eilutė. Kaip klusnus vaikai. Taigi tikintysis yra tokioje pozicijoje, į kurią Dievas jį patalpina. Dievas patalpina tikintįjį į savo vaiko poziciją. Tikintysis yra Dievo vaikas. Tikintysis veikiant Dievo dvasios jėgai ant gamtinių būdų gimsta į Dievo šeimą. Jis yra įsūnytas į Dievo šeimą ir užanspauduotas, kur šiame paveiksle ir rašto tiesoje telpa teiginys, kad aš kažkaip pats save išlaikau tikėjime. Dievas patalpina tikinti į poziciją, Dievas patalpina jį, sako, tu esi atpirktas, tu esi Dievo šeimos narys, tu esi, mes toliau žvelgsime, tikintys yra užanspauduotas. Ir tai yra dar vienas iš Dievas paskelbė tikinti užanspauduotų. Užanspaudavimas reiškia, kad tai yra Dievo sprendimas, Dievo nuosavybė. Tikintysis yra Dievo nuosavybė ir tai yra nuostabi pozicija. Šioje pozicijoje nėra vietos sakyti, kad aš išlaikau save Dievo vaiku arba aš išlaikau save tikėjime. Toliau judame apie tikinčiojo poziciją, tikinčiojo nuodėmės yra atleistos. Nuostabi pozicija, 1 Jono 2 skyrius, 12 eilutė, nesiverskime. Apaštalas Jonas rašo, 1 Jono 2.12, rašau jums, vaikeliai, nes dėl jo vardo atleistos jums nuodėmės. Tikinčio nuodėmės yra atleistos. Kaip jau sakiau, tikintysis yra užanspauduotas šventąja dvasia. Efeziečiam 1 skyrius 13-14 eilutė ir 5 eilutės pabaiga. Dievo jėga per tikėjimą jūs esate saugojami išgelbėjimui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu laiku. Išgelbėjimas yra labai nuostabi tiesa. Išgelbėjimas yra parengtas apsireikšti paskutiniu metu. Praktinis klausimas. Ar mes esame išgelbėti dabar,
ar mes būsime išgelbėti ateityje, kai susitiksime su Dievu. Išgelbimo ir atpirkimo faktas mums yra žinomas dabar. Efeziečiam 2, 8, 9 sako, jūs esate išgelbėti. Tai reiškia, kad tavo dabartinė pozicija kaip Dievo vaiko, tu esi išgelbėtas. Mes esame išgelbėti, bet ar mes esame danguje? Dar kol kas mes nesame danguje. Ateityje mūsų laukia pašventinimas, pašlovinimas ir tai bus pilnas išgelbimo paveikslas. Mūsų kūnai bus perkeisti, nebeturėsime daugiau nuodėmių, nuodėmingos prigimties, galėsime savo akimis matyti ir garbinti Dievą, ko dabar negalime dėl savo nuodėmingos prigimties, kurią dar dėja turime. Jeigu esame Dievo vaikai. Jeigu nesate Dievo vaikas, tu turi tik tai nuodėmingą prigimtį. Taigi, išvados. Šios eilutės yra nuostabiai turtingos, šios eilutės užtvirtina doktrininės ir teologinės tiesas, šios eilutės atskleidžia nuostabų Dievo charakterį, apie nuostabų Dievo planą, tik tai iš savo didžio gailestingumo Dievas per Jėzų Kristų atgimdė savo vaikus. Dievas ir jo darbas išgelbėjimą. Dievas yra vertas būti išaukštintų ir vertas mūsų padėkos. Mūsų palikimas danguje, mūsų palikimas yra danguje ir mes turime visada gyventi susikoncentravę į Dievą, ne į šį pasaulį. Jei esi Dievo vaikas, esi išgelbėtas ir saugus jame. Taigi tokios tvirtos eilutės ir yra nuostabai iš eilės. Eilutės iš pradžios iki pabaigos ir tai tiesiog nuostabės eilutės. Širdis džiaugiasi Dievu, širdis džiaugiasi Dievo darbu, širdis džiaugiasi Dievo malonę. Taigi atsistokim ir pasimelskime.